47 metų druskininkietis Algis Kizeliauskas turi dėkoti Dievui ir likimui, jog prieš pat Velykas namus pasiekė sveikas gyvas, tik labai išgąsdintas ir permirkęs iki paskutinės siūlės. Alkos tvenkinyje skendusį vyrą išgelbėjo policijos pareigūnai, 30-metis Giedrius Goberis ir 41 metų Vytautas Griškevičius. Balandžio 5-ąją per patį vidurdienį Druskininkų policijos komisariato budėtojas telefonu gavo pranešimą, kad Alkos tvenkinyje įlūžus ledui žmogus kviečiasi pagalbos. Lūžimas prasidėjo, praktiškai, žinokit, nuo šičia, nes čia buvo ledas. Iš pradžių lengviau, nes atitirpė daugiau, o po to tai jau sunkiau gan. O kaip reikėjo jau plaukti kažkiek, tai iš vis buvo sunku. Vienu momentu net galais pirštų stovėjau ant dugno ir jau gan stiprokai daužiau. Sakau, aš jam nieko nesakau, tu sakau, tik taisi laikykis. Viskas. O jisai viskas. Sakau, tu tik laikykis. Nebuvo, jo rankos buvo po ledu. Giedriui teko plaukte, laužant ledą rankomis, plaukti iki bėdą patekusio Kizeliausko. Vytautas, stebėdamas nuo kranto, buvo pasiruošęs imtis papildomų pagalbos priemonių. Afganistane tarnavusi druskininkietį Kizeliauską jo pažįstami vadina laimės kūdikiu. Vyras ir šįkart liko gyvas per stebuklą. Ir kur jūs ėjot? Norėjau, kad neit aplinkui perkirstų. Tiesiai, čia link iki. Ir kaip ten paskui atsitiko, ėjot ir lūžot? Ėjau vietom ledas linko, o vietom ne. Ir dar paėjau arčiau krašto ir lūžo. O tai kaip taip rizikavot, negalvojot, kad vis dėlto pavasaris? Nieko negalvoju. Tai pirmą kartą jums tokia nesėkmė atsitiko su ledu, ar anksčiau eidavot per tą Alkos tvenkinį? Ėjot anksčiau? Vaikščiodavau. Praeidavot, ne? Bet kai jūs pasakojot, užteko jums jėgų? Dar būtumėt pabuvę kažkiek tai? Dar būčiau išbuvęs. Daugiau apie druskininkiečio gelbėjimo operaciją skaitykite laikraštyje Druskonis.